Sveiki, tai atėjo laikas daugeliu lauktas video, kur mes gamysime miltelinio dažymo kaitinimo spintą, tai vadinama powder coating oven. Tai ką reikia žinoti ir nuo ko reiktų pradėti, kaip planuoti, kaip braižytis jūsų miltelinio dažymo spintą, papasakosiu video eigoje. Tai kokio dydžio spintą jūs gamysite priklauso nuo jūsų, tai priklauso kokio dydžio detalės darysite, kiek ją naudosite. Tai jeigu naudosite ištisai jūsų biznis ir panašiai, tai reikia jau didelės insulacijos, tos vadinamos apšildinimo ir panašiai, kad laikytų temperatūrą, reikia daugiau tenų ir visa kita. Tai aš ką darau, tai šitą rėmą aš negaminau, aš tiesiog įgavau. Tai prieš pradėdami gaminti spintą, pasižiūrėkite metalo lomose, supirktuvėse ir panašiai, ar išeitų rasti. Tai kaip matome, aš radau rėmą, tai durys yra biški plonesnės, bet iš esmės yra nerūdijantis plienas 40x40. Tai spinta net gali būti iš profilio, gipso kartono profilio gaminama. Tai su to jokių problemų nėra. Tai iš jūsų kūrybos, koks rėmas bus ir koks dydis, tai priklausys nuo jūsų. Mano netgi turi ratus stumdoma, tai aš ją ir gaminsiu mobilę. Tai tenus, kur dėsiu, dar nenusprendžiau, ko gero apačioj, bet iš esmės principas yra labai paprastas. Tai yra mūsų diametrai, galime matyti, tai 62 ir spintos aukštis yra 1,60 m praktiškai. Tai kodėl aš negaminau, kaip sakau, tokią radau, tai už tai tokį ir naudosiu. Tai pagal mano matavimus rėmą iškaitinti pilnai užtenka motociklo. Jeigu žiūrint skersai, taip kaip pavyzdžiui kabyti, tai jau jums gaunasi 87 vietoj 60. Tai praktiškai motociklo rėmą įkabinus, jau jūsų skersai telpa didesnė detalė. Jeigu daryčiau rėmą nuo nulio, tai daryčiau 1 ant 2, būtų 1 ant 2, tai toks standartinė dėžė, tai praktiškai 1 jau būtų štai čia. Galėčiau, aišku, aš ją prailginti, galvoju, ar verta daryti ar ne, tai dar video eigoje biški pasigalvosiu ir pasižiūrėsiu, ar verta ar neverta, galbūt ir net prailginsim. Galvojus nusprendžiau, kadangi mano lapai jau yra supirkti ir jų plotis 80, tai aš galvoju praplatinsiu, tai ant 10 cm dar praplatinsiu. Tai ką darysim, tik išpjausim šitas dvi stojkės, prie jau esamo rėmo pridėsime išilginimą ir manyčiau tokiu būdu tiesiog pernešime balkius ir paskui žiūrėsime, ar dar toliau reikės įdedinėti. Jo, ko gero reikės. Tai viską tai apsižiūrėsim, galbūt netgi atsipjausim paskui štai nuo čia ir pernešime viską, nėra problemų. Kadangi principas, stiprumas jos turi būti, tai tas ir bus, o kas viskas bus virinimai, tai nieks nesimatys. Tai nereikia daug galvoti apie dekoracinę esmę, kadangi viskas tai užsidengs lapais ir nieks nesimatys. Tai nusprendžiau vis tik tai išplatinti, tai pripjoviau biški toliau, kadangi ten ratas, tai dėsime. Štai turim įsipjovę, dar dailginsim 10 cm 40x40 bokso ir tokiu būdu mūsų pats ilgis bus 80, tai tikrai skersmenį iki kažkur metro pradidins. Tai šiaip automatiškai užtenka, kai esu daręs 1 kem ant 60, jau rėmas telpa toks kaip, pavyzdžiui, javos, bet yra didesnių rėmų. Tai šita bus tikrai pats tas, manau, dydis. Tai toliau privyrinsiu ir grįšim prie video. Tik nusprendžiau prailginti, tai padarėm 80 šitą pusę, būtent pats esminis plotis liko kaip ir liko 70. Tai ką mes matome dabar atidarius durys, skersai detalė 90 kažkur 5 cm, tai prieš tai buvo 7,5 berods, 8,5. Tai 10 praktiškai 10 įdėjom, išilginom ir 10 gavosi. Tai manyčiau pačio normalaus, sakyčiau, dydžio orkaitė, tai 2 ratai, ko gero netgi ir 4 tilptų, jeigu normaliai kabinimą pasidaryti. Manyčiau, jeigu dar ant ratus, rėmas drąsiai tilps jau 100% išbandyta, tai manau, sekantį ką darysim, pradėsime dengti vidinę pusę, tai vėlgi reiks pagalvoti, kaip tai padaryti, kadangi jeigu imsime vieną plokštumą, kitos jau nebebūs, tai ką prie ko mes darysim, tai reiktų gerai pagalvoti, tai galbūt imsim išorinės plokštumas. Na tai žiūrint plokštuminių tipų, ką aš noriu pasakyti, tai jeigu aš dėsiu štai čia, tada jau užsidengs man ir jau nelys lapas čia. Tai kaip tai padaryti, net įsivaizduoju. Tai ko gero teks dėti plokštumas išorės
ir vieną lapą išlankstyti tam, kad užsikištų ir gautųsi normalus dengimas. Tai tą mes ir pabandysim padaryti, pirmiausiai prisiderinti dydį. Tai aš pirkau skardą sukapuotą ir ėmiau 1,2 mm. Tai dabar jau tikrai nepirkčiau, realiai per stora tokiam reikalui. Storumas gerai iš esmės, bet svoris orkaitės bus gan didelis. Tai 0,5-0,7 būtų, jaučiu pats tas. Aš pirkau 1,2 mm, dabar gal sakyčiau net yra per stora. Aišku, gerai tas standumas ir visą kitą matant tikrai atrodo neblogai, bet iš esmės 0,5-0,7 būtų, jaučiu, daug paprasčiau dirbti ir svoris daug mažesnis, bet aišku, yra kaip yra, naudosim tokią ir žiūrėsim, kas gausis. Kadangi pirmiausiai, kaip matom, yra buvęs keidžas, išpjovau aš grotas ir visa kita, tai tas iš esmės mūsų neefektinis, kadangi čia bus apšilinimas tarp šitų. Tai dabar dėsim išorinius blokus ir ką tai reiškia, kad reikia išsipjauti ilgį nuo pačios iki viršaus, kad būtų normaliai. Ir tada, aišku, išpjauti kampukus, kad susileistų. Tai pjausysim lauke, kad nedulkin garažo, tai turim 1,66 jau ilgį išsipjovę ir dabar tiesiog kampukus 40 išsipjausim tam, kad susileistų. Planas labai paprastas, naudosime nerūdijančio plieno kniedės, drėlę ir aišku gręšim, tvirtinsim lapą tokiu būdu, tai dabar prisitvirtinsim kelias vietose. Tai matom, kniedė kuo puikiausiai laiko, dabar prisiknėdysim keliose vietose ir grįšim tada prie video. Tai naudojame Dormer firmos drėlės, ta prasme gręžtus, ir galiu parodyti, kokios kokybės jie yra. Tai praktiškai 5 mm, ne 5, kokius 4 mm pragrėžiam per kelias sekundės. Tai jos aišku kainuoja. Matom kokybę. Tai dedame dugną dabar, tai vėl vieną pusę išpjovėm, ten kadangi lapas jau užleistas, tai neina suleisti, tai net nežinau, ar naudosim kampus, bet pradžiai sudėsiu dabar apačią viršų, paskui žiūrėsim, ką mums reiks lenkti, nuvažiuosim įsilenksim, jeigu reikės, tam, kad užsileistų ir žiūrėsim. Na, sakyčiau, šiandieną padirbėjom, pasidarėm nemažai, tai turime dugną, turim lubas ir du šonus. Tai aišku, kai pradėjau daryti, iš pradžių pakeičiau po to taktiką, tai pirmiausia reikia dėti apačią viršų, tada dėti šonus. Šonai sukasi tik tai, tada sujungimo kažkokio nėra. Na, eigoj ką darysim, kadangi turim šonus, dar pilnai visko nesuknėdinom, įdėjom po kelias, bet kaip matome, šonai prisisukę puikiausiai, čia taipogi. Tai čia ant viršaus irgi, tai kažko super duper nereikia. Galbūt dar dėsim kampuočius, o gal tik užteks germetinti, pažiūrėsim, kaip padarysime, kadangi čia kažkokio super duper nebus dalyko. Tai tada dar galbūt kampuoti dėsim per vidurį štai čia, tam, kad sumažinti talpą, jeigu mums reikia kaitinti mažesnę detalę, kad negadyti energijos ir panašiai. Tai minčių yra, kažko tai brėžinių nedarau. Tai aišku, duris bus duris čianais, control panelas, kontrolė bus, bet kas svarbiausiai, tai bus spinta mobili, netgi padarysiu elektrą su pajungimu, tam tikrų didelių pajungimų, atjungimų, universalių. Kabelį dar nežinau, kokį naudosim, bet irgi turbūt gan kokių 3-4 mm pajungimo įsrovę ir plus kažką galingesnio, pasižiūrėsim. Iki to dar nedėjom, bet faktas tas, kad liko tik tai, kaip matome, galas uždėti. Galą vėlgi turbūt tiesiog užlenksim kampus biškį, kad suleisti kišti. Ir tokiu būdu prisisuk šonai ir germetinti, kaip sakant, užgermetinti specialių germetikų ir tada temperatūra laikysis, neišeis nieko. O paskui, aišku, eigoj sekanti dalis bus, kaip statysime, tai įdėdinėsime apšildinimą ir jau tada užseksime kniedės iš viršaus. Galą dar nenoriu skubėti, kadangi iš galo mano tenai, ko gero, įteidinės į orkaitę, bent jau aš taip esu sugalvojęs. Tai iš pradžių galvojau dėti šonus, po to persigalvojau, dėsim ant dugno, kadangi temperatūra kyla kaip ir senoji orkaitė ir man lengvai pasitvirtina ir plus ventiliatorius, kuris klaidys tam tikrą temperatūrą. Tai dar darysim, čia užtruks kažkiek laiko, dar neturim apšildinimo nupirkę, bet manau viską susipirksim greitų laikų. Ką matome, spinta po biškį gaminasi.
yra viršus, apačia, matome šonai įsekti. Spintos pats rėmas, kaip minėjau, nebuvo gamytas specialiai, mums pavyko įrasti nerūdijančio plieno. Būtų, aišku, ir plienas paprastas gerai, bet kadangi pavyko mums rasti tokį, tai naudojam tokį, kokį turim. Tai rėmą biškį prailginom, tai turėsime 80 ilgį, 80 cm ir plotis mūsų bus 70. Jau esam pamatavę ir aukštis bus pas mus, matome metras šiam beveik. Tai iš mano praktikos po puikiausiai 4 ratai tilptų, mašinos 4 ratai tilptų lengvai, plus dar galima variantus rėmas be jokių problemų, kadangi rėmą galima netgi kampų dėti, tai didelis rėmas, kampų dedant matome 90. Aš su sena orkaitė mažesnių diametrų esu gan nemažus rėmus skaitinės ir panašiai, tai dirbsim toliau ir žiūrėsim, kas mums gaunas. Grįžtame šiandien prie video, tai užsisakėm, matom, nerūdijančio plieno kampuotį. Tai aišku, gali būti bet koks metalas, bet kadangi gaminu mūsų orkaitę ilgam laikui, tai norisi kuo geresnius medžiagas naudoti tam, kad ilgiau išsilaikytų. Tai naudosime kampuotį tiek visų sudūrimų sujung ir užgermėtim. Plus galą kažkaip turime taisyti, taipogi taisysim mūsų kampuotį, kad galėtumėm galinę panelę taipogi įdėti ir prisukti ir dar tuo pačiu sandarysim mūsų duris. Tai vėlgi dėsime kampuotį, štai tokiu būdu įdėsim, prisuksim, išgręžę į rėmą ir kampuotis mūsų atliks funkciją, tai tada beliks tik tai labai plona siūlelė, kažkokį sylą, gal net ir jo nereikės. Jeigu bus sandariai, tai ko gero gal nereikės ir matom čia užsidengs visas tarpas, kaip prisisuks ir turėtų būti kuo puikiausiai. Ką pirmiausia darysim, tai atsimatuosim 40 mm iš galo, užsibrėšim, kur kampuotis statysis tam, kad apšilinimas įsidėtų vėliau ir tokiu būdu užsidėtų mūsų panelė iš galo, iš vidaus ir iš galo, kaip apšilimas susidės. Tai pirmiausia prasimatuosim, po to prisipjausim viską. Tai ką aš iš karto darau, tai gręžimą aišku naudoju gręžimo skystį, tepalą tiksliau, padeda gerai gręžti, kaip minėjau, Dormer drillas, kol kas dar vienas ir niekaip neatšimpa. Ir tada countersinką naudoju tam, kad įsivalyti skylės, tai iškart prisigręžus bus lengviau po to iš karto įdėti, pridėti tik pragręžti ir kniedės per skardą. Tai turime, kaip matom, užsibrėžę, kur mums dėti mūsų kampuotį. Tiesiog dėsim prie linijos, pragręšim ir priknėdysim ir liks 40 mm gapas kaip tik apšildinimui ir uždengimui. Esame vieną kampą jau įtaisę, priknėdinę, viskas kuo puikiausiai laikosi. Matom, kniedės išeina šalia, bet tikrai neturėtų būti problemų. Apšildinimas įsidės, lapas užsidės apšildymas ir dar lapas ant viršaus. Ką, kaip matom, šonai prisukti, toliau suksime štai apačią ir dar suksime viršų taipogi. Tai čia lieka toks tarpukas, bet dėl to aš labai nekreipiu dėmesio, kadangi skarda užsidengs, dėsis apšildinimas ir po to užsidengs dar lakštas. Tai tikrai niekur neis, dar plus gerbetizuosim specialių gerbėtikų ir tikrai nieks neleis karščio. Tai kampus jau esam susidėję, čia bus galas. Tai ką darysim dabar? 1,6 tokį radau pas savęs skardos, nerūdijančio plieno įdėsim ir privirinsim iš vidaus. Tai kas bus, kam skirta, tai bus tvirtinti kaitinimo elementas ir dėsim antrą viršui, tai bus ventiliatorius. Tai kad būtų į ką tvirtinti ir kad būtų stiprumas, tai įdėsim skardą iš vidaus, privirinsim, paskui kešim skylės, įvesdinėsime mūsų kaitinimo elementus, iš šitos pusės jungsim visus laidus. Įsikabino, matom mūsų 1,6 mm skardą, daug virint nevirinsim, kadangi tiesiog 2 ventiliatorius ir 2 kaitinimo elementai bus. Tai toliau žiūrėsim, kadangi dar čia nedengsim gal šitą pusę pilnai, kad galėtumėm instaliuoti mums reikalingus, bet lapą išsipjausim, pasiruošim. Pjovėm galinį lapą, taipogi statėm, tvirtinti mes dar jo netvirtinsim, kadangi dar mums reikalingas apačioj daėjimas
mūsų vadinamus tenus įtvirtinti, įsigręžti kaip reikės. Tai kol kas paliksim taip, o dabar galima pradėti daryti aplink duris, kampuoti tam, kad užgermetinti visą karštį ir šitą tarpą nuimti, kadangi duris, kaip minėjau, šitą spintą jau buvo pagamyta, aš ją tokią radau, tai dėsim kampuoti tam, kad užsandarinti ir paskui dar įdėsim prie to viso siūlą specialų. Dėjom dar vieną vakarą, tai kaip matome, uždėjom skardą vidinę, jinai pritvirtinta, viskas tvarkoj, dėsim kampuoti aplink duris, turime įsipjovę galą, turime prisivylinę plokštę tvirtinti elementus, tai nemažai turime, tai belieka mums šitoj pusė aplink duris apvadas, tada dar sujungsim štai čia ir čia, taipogi apačioj padarysim pakabinimą, kažkokį sugalvosim skersinį išilginį, kad detalėm kabyti įvairiom ir žiūrėsim toliau. Durys iš anos pusės, čia kaip atsimenam galas, kur tvirtinsis stenai, dar jie netėjo aišku, ir dedam kampuotę aplink duris, tam, kad kai užsidarys duris, dar stovės speciali juostelė, tokia karščių nepralaidi tam, kad gerai germėtintų. Paskui viską toliau nusprendžiau iš išorės, tai darysim specialių karščių atsparių silikonų, viską užsilikonuosim ir turėtų būti sandarumas tikrai geras. Dirbu be brėžinio, tai ką esam padarę dabar toliau, esam apsivedę aplink duris, matom, kampuoti, tai praktiškai matom, tas galas apvestas, tai dabar belieka kampuose viską sudėlioti ir viskas, ir praktiškai viskas vidus bus apsiūtas, tai stiprumas 100%. Plius, kaip minėjau, iš šitos pusės germetinsim viską specialių karščių atsparių silikonų ir galbūt dar aliuminę juostą klijuosim, tai tikrai karščiui nebus kur išeiti be jokių šansų, kadangi čia aplink apvadą stovės juostelė specialiai, tai kai duris užsidarys, skarda atsirems ją ir viskas, 100 metų, tai manau tikrai turėtų viskas būti gerai. Medžiagas naudojam pagal galimybės, kampuotis, aišku, kaip matom, savo darbą daro. Aš medžiagas susipirkau viską po biškį. Aišku, netgi iš tos pačios skardos, jeigu kampai lankstyti, tai pilniausiai tiktų apsiūti, manau, ir nebūtų jokių problemų. Taipogi viską suvesti tam, kad būtų sandarumas. Tai sandarumas žiauriai svarbu. Todėl, kad kaitinimo elementai bus čia, kais temperatūra kils į viršų, čia bus fenas, kuris sklaidys tiesiog greičiau. Ir kadangi temperatūrai nebus kur išeiti jokių tarpų, tai greičiau pasiskleis ir detalė pradės kaitintis ir lydintis. Tai pasiekti temperatūrą greitai ir ekonomiškai, tai aišku labai svarbu germetiškumas visos spintos. Tai tą mes bandome ir pasiekti, plus naudosim karščių atsparų silikoną, kur įmanoma, tokiose vietose, kur nesimato, tam, kad neleisti karščių išeiti. Na ir aišku dar vienas dalykas, dėl ko verta švaresnius materialus naudoti medžiagas, tai tam, kad cinkuota skarda nerūdyja, nerūdyjantis plienas nerūdyja. Tai man 10, 20, 30 metų nereikia galvoti, ar užsikrės kas nors čia, nes kamera turi būti švari visą laiką. Jeigu naudosi kažkokį metalą skardą, taip galima naudoti, nesakau aš nieko, bet atsimink, kad su laiku rūdyja ir jeigu ventiliatorius ar panašiai kaitinant galbūt išsiskiria kažkokios rūdys, pradeda skraidyti tos rūdžių dulkės kartu ir pasikabinant to nudažytos detalės, tai to nesinorėtų, tai dėl to ir yra ko išvengti švaresnių materialų, tai vietoj metalinio kampuočio galima būtų naudoti cinkuotus kažkokius kampus ir panašiai. Tai pas mane nerūdyjantis plienas, cinkas, tai tikrai du geri variantai, plus kniedės taipogi nerūdyjančio plieno, tai turėtų nebūti iš vis jokių problemų nei ateitiniai kada nors su kažkokia tai užkratais ir panašiai. Padirbėjom šiandieną neblogai, kaip matome, viskas yra apsiūta, toliau dar darysim šiek tiek virinimo sujungimo kartu viską. Tai bus gausis kaip boksas viskas aplinkui. Tai tikrai turėtų duoti tvirtumo. Tai šiandienai tiek ir rytoj toliau dirbsim. Tai vieno, ko dar neturėjau, tai neturėjau tenų. Visą šiaip kitą turiu, jau iš senai susipirkęs, kaip minėjau, po biškį. Tenų iš senos orkaitės nenoriu dėti ir nupirkom 3 tenus ir jie yra abudu 3 kW. Yra griliniai, skaitant, tai norisi pasižiūrėti, koks jų dydis. Tai turėtų pilnai užtekti pagal mūsų dydį. Kaina buvo taipogi gan nebloga, tai sakyčiau, viskas tvarkoj ir tikėkime, kad jie puikiausiai įsikopiruos.
Dar viena diena, tai pradėsime toliau, tęsim darbus ant mūsų orkaitės. Ir vienas dalykas, kurį žiūrėsime, tai, kaip žinome, viską pabaigėm iš vidaus apsiūti kampuočių. Tai dabar tikrai viskas yra gan stabiliai. Vakar šiek tiek jau prisižiūrėjau tenus, tai ko gero darysim 2 aukščiais. Bet taip va. Ir aišku, karštis kils į viršų, kadangi tip labai netelpa, taip normaliai. Galbūt dar pažiūrėsiu, jeigu išeitų kažkaip tai šonu, bet vėlgi nesu tikras, ar tai gera mintis, bet pasižiūrėsime. Tai kitas planas dabar yra mums padaryti pagrindinį tvirtinimo kablį iš viršaus. Atrama paskui, aišku, čia bus tų skersinių. Tada būtinai darysime tarp mūsų sumažinimo orkaitės, tai būtinai, kad įsidėtų lapas, jeigu detalės mažesnės, bet vėlgi reikia susikalbėti koks kabinimas. Taipogi dėsime stiklą iš senos orkaitės kažkur būtent čia, o gal aukščiau, net neįsivaizduoju, pasižiūrėsim. Bet faktas tas, kad reikės padirbėti ir dar nemažai darbo, daug vidinimų ir panašiai, tai tęsim darbus. Tai čia matome yra viršus, tai turime daug maž įsicentravę, tai gręšim skylę, privirinsim, gręšim skylę ir paskui iš vidaus dėsim tokį sukamą žiedą, tam, kad pakabyti sunkesniem detalėm, o šiaip dar pasidarysim lentynėlės visokiom įvairiom dalėm. Apsivertėm orkaitę, matom, dirbame prie lubų, tai padarėm jau pagrindinį mūsų kabinimo žiedą, kurį galbūt pakeisim didesnių, bet šiaip su juo aš jau esu daręs ratus ir panašiai, tai kabini didelį kablį, jo jisai sukasi ir galima netgi stebėti viską. Taipogi privirinsiu šitas nerūdijančio plieno grotas, tai grotos kam reikalingos, tai jos būtent reikalingos mažų detalių kabinimui, plus jeigu pakabini didelę detalę, gravitacija jos kažkaip liečiasi į spintas, tai koreguoji su tam tikrais laidais, kad iškaitint. Tai čia matom, šitos grotos gan daug detalių gali prisikabyti ir aišku privirinsim, tada atsiversim atgal. Privirinom mūsų groteles, matom kabinimui daug vietos, gan stipriai, taipogi pats pagrindinis. Tai jeigu dar reikės, dar galima bus kažką padaryti, bet manau pradžiai užteks, tai kai tenai bus apačioj, galima netgi ilgesnį laidą pakabyti, kad kuo žemiau, reiškia detaliai kais greičiau. Tai vėlgi galbūt darysim pertvarą paskui, bet pradžiai tai pagalvosim, pažiūrėsim, ar mums jos reikia. Dėjau skersinį apačioj taipogi, tai principas, kad galima būtų atsistoti ir skarda nelinktų iš dugno. Tai ką dabar išsipjaudinėsim ir leisti tenus kaitinimu. Buvo planas, kad dėti teną kuo žemiau, bet po to pagalvojau, kad insoliacija ir paskui kaitins labai dugną, kadangi kaitins dugną, tai reiškia kaitins visą rėmą. Kaip 180 laipsnių temperatūra skleidžiasi viduj, tai antiek neįkaitina, bet jeigu tenas jūsų arčiau skardos, tai per skardą tada daug greičiau persidoda ir aišku per visas rėmų konstrukcijas gali į išorę išeiti. Tai nusprendžiau sukelti kažkur 9 cm. Tai dabar subalansuosim, abudu bus tolygiai vienodai, padėjau pagaliukus, kad išsigręš vienodai skylės. Ir aišku, tada dar darysime skersinį ir pritvirtinsim būtent štai čia, tam, kad gerai stovėtų ir nebūtų judėjimo. Tada bus fenas viršui, kuris kaitins ir stums sklaidys, tai turėtų būti viskas normaliai. Tai kol kas atrodo viskas gerai ir tęsime darbus. Ten mūsų įtvirtinti. Dabar paliekam ant eigos ir tada dėsim kažką skersinį ir dar gręšim skylės, sudėsim atraminius būtent ant šitos pusės. Esame padarę, matome tokius kampotėlius, tam, kad laikytų tenas, tai dabar tik juos reiks prikabyti prie kampočių. Dar viena diena padirbėta ir aišku nemažai pasidarėm šiandien. Tai matome mūsų tenai taisyti,
mūsų viršus paruoštas kabinimui detalių. Tai galima netgi stotis. Matom, dėtas kirsinės, drąsiai laiko svorį. Tai toliau feną dėsim ir pradėsim jau matuotis išorinės panelės. Pasiruošimas bus apšildinimui. Tai aišku, dar stiklą į duris reikės įdėti, tik tai reikia susižiūrėti maždaug aukštį. Tai galbūt darysim kažkur tai per vidurį. Žiūrėsim, kaip geriausiai gausis. Turime išsiėmę iš mano senos kaitinimo spintos mūsų variklį, karščio atsparų, kuris buvo ir kažkada orkaitį. Tai matome fenas tiesiog ir variklis. Tai išsivalysim viską. Planas yra kažkur tai pasijungti iš tai čia. Įsistatysim virš fenų. Ir tokiu būdu, kaip suksis, iš karto slaidys mūsų dviejų fenų temperatūrą. Tai grįšim prie video. Išsivalom, pasidarysim visus tvirtinimus. Matome, įsigrėžiam skylės. Dabar dėsime poveržlės. Ir štai matome, berods taip matavau, tai teks išsibalansuoti mūsų varikliuką. Tai varžtai 5 mm, dėsim didelės poveržlės, nes grėžiau kuo didesnės skylės, tam, kad galėtumėm, kaip sakant, išbalansuoti gerai, kad mūsų ašis nesiektų paviršiaus, kai sukasi. Ir tokiu būdu viskas puikiausiai turėtų prisisukti. Tai prisuksime variklį ir grįšim prie video. Tai turime variklį prisukę, dabar tai lieka uždėti sparnuotę. Sparnuotė būtent dedasi pagal išpjovimą ant variklio. Tai sumaišyti turėtumėm nesumaišyti. Užsideda. Svarbiausia, kad tik tai neliestų varžtų, kai prisisuks. Jeigu lies, tai teks ieškoti mažesnių varžtų. Ir aišku, yra atbulinis riegis. Tai matome, neliečia, bet dar žiūrint kažkiek vaikščiojimo turi. Na, problemų nėra. Tai tikrai variklis yra man pasitvirtinęs, kadangi kaip būna tenai, daug kas ir nestato variklių, tai karštis kyla savaime ir, aišku, sunkiau kontroliuoti, o kaip yra tenas, tai jisai stūmė tiesiog. Tai prieš tai buvom išsipjovę mūsų galą, bet dabar sunaudojom jį ant durų. Tai aišku, planas ir pasikeitė, kadangi nedėsim visų pilnumų, tai dėsim iki variklio, o paskui čia jau darysim didesnę biškį dėžę tam, kad pasijungt laidus ir visą kitą. Tai reikia išsipjauti dabar panelę, kuri tilptų iš tą tarpą. Gręžiamės, prisiknėdysim mūsų galą spintos ir tada konstruosim čia šiokį tokį boksą, kad daugiau vietos būtų, kad elementus galima būtų įmontuoti, laidai visą kitą, tai pasižiūrėsim, kas čia mums gausis. Galinė skarda prisukta, kaip matome, viskas kuo puikiausiai, fenas, skarda. Toliau, ką darysim, manau, sukonstruosim boksą, plus dar dėsime lempą. Tai lempą net nežinau, galbūt dėsim kažkur tai iš čianais. Dar pasižiūrėsim, tai bus arčiau prie kontroliavimo panelės. Tai neliko daugiau kampuočio kem ant kem, už tai vieną tik tai privyrinau. Ir štai iš tokių kampų padarysiu su varžtais prisukama, tam, kad būtų daėjimas. Po to čianais užsidengs, čia viskas taipogi užsidengs. Ir aišku, bus viskas tvarkoj. Susikonstravome uždangą su varžtais pragręžtais sriegtą, dabar esame išsipjovę vieną dar panelę ir kol kas be šildymo. Tai įsipjausim panelės, ką padarysim, po 4 varžtus prisisuksim kampuose, tiesiog pasiruošim panelės, o paskui jau kniedinsim vėliau, nes kadangi žiūrint, kur reiks, nereiks daėjimo, tai galas galbūt padarysim ir ant varžtų, o paskui jau žiūrėsim toliau. Dar vienas šonas prikabytas, 6 varžtais, paskui dar dėsim apšildinimą ir gręšim, tai dar belieka vienas šonas, viršus yra pačia. Ir tada dar sudūrimą, aišku, dėsim stiklą, visą kitą, tai dar yra darbelio. Tai turiu išsimatavęs stiklo įstatymui ir dabar pjaunu, tai išpjausime ir žiūrėsim. Kažkaip tai išpjovau skylę, statau lango rėmą, prisuksim, bet neįsivaizduoju, kaip čia kas užsidengs, bet taip iš ekspronto tiesiog darau tiek. Matome stiklą įsidėję, dabar belieka susivirinti rėmą. Esu iš tokio pačio kampuočio pasidaręs, tai užsivirinsim rėmą. Nėra taip lengva durys susimatuoti, jau buvom įsidėję langą, pasiruošėm, dabar prisisukom lapą iš kitos pusės, atsibrėžėm, tada išimsim aną lapą, išsipjausim, įdėsim langą ir uždėsim kitą lapą. Tai nėra tokia lengva funkcija.
Jau esam prisisukę pagrindinį, matom durų lapą. Viskas daug maž apsiūta, tai aišku dar daugiau varžtų dėsim visų kaip pataisime. Taipogi dar dėsime kampus. Tai kampus turime jau išsilenkę, tam kad užflešinti gerai suleisti, tai instaliuosim kampus. Stiklas matom įdėtas, taipogi dėsim kampus, plus tokį skelę specialią, kad karščio neišleistų. Ir aišku apšildinimas. Tai iš esmės viskas kaip po jau ir padaryta. Turime elementus, turime ventiliatorių, viskas paruošta. Aišku, dar viskas ciltinsis su daugiau varžtų, kniedžių ir visa kita, tam, kad būtų sandarumas, germėtinsis ir panašiai. Tai sakyčiau, statymo stadija kaip po ir pabaigta. Dabar aišku, turime iki kokio lygio davedę spintą mūsų, tai stiklas visas jau apvilktas ir galim pasižiūrėti iš arčiau, tai nesistengiam čia kažko gražiai suvezdinėti kampų, tiesiog iš tos pačios skardos likučių lenkiam 9 laipsnių. Ir aišku, dėjome tarp stiklo ir kampuočio mūsų specialią duslintuvų tokią instaliaciją, tai tam, kad karštis neišeitų ir būtų sandarumas. Tai ką turime toliau? Toliau, kaip matome, liko tik tai apšildinimas ir dėsime dar kampus, turim taipogi iš likučių įsilenkę kampus, tai kampus užleidinėsim ir aišku gręšim, dėsim tai vėlgi kaip papildoma instaliacija, tam, kad laidumas nebūtų. Tai aišku, realiai, jeigu darot nuo nulio ir naudojate tokį kaip gipso kartono kampuočius, tos vadinamus, tai realiai apsimoka daryti durys, būtent, kad silintųsi šitas paviršius, tai durys užsidaro ir sandarumas čia, kadangi, kaip minėjau, spintą aš naudoju iš rėmo, kurį aš radau, tai aišku, mūsų apšildinimas instaliacija aplink durys bus būtent prie šito kampuočio. Ir aišku, iš vidaus germetizuosis ir panašiai. Tai matome kol kas tiek. Tai toliau aišku, darysim instaliaciją. Tai tada gręžiosim, dėsim daug papildomų varžtų, visur kniedžių ir panašiai. Ir tada po to bus elektra taipogi. Tai nepamiršim spausti laiką ir laukiam kito video. Tai štai esu prisilankstęs kampų iš likučių. Aišku, jos reikia suleisti, užpjauti ir panašiai, bet toks principas bus naudojamas viso apsiuvimo metu, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Ir aišku, čia, kur atsidaro durys, tai viskas įsileis į vidų ir va tokiu būdu užsisilins. Tai manau, bus žiauriai geras sandarumas.